Seniai mažame miestelyje, apsuptame vešlių miškų ir ramių pievų, gyveno maža mergaitė vardu Milda. Milda turėjo auksinius plaukus, kurie spindėjo saulės šviesoje, ir didelės mėlynas akis, kurios visada buvo pilnos smalsumo. Vieną vakarą, kai saulė pradėjo slėptis už horizonto, Milda pastebėjo kažką neįprasto miško pakraštyje. Tai buvo mažas švytintis drugelis, kurio sparnai mirgėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Tas drugelis neatrodė kaip paprastas miško gyventojas, jis atrodė magiškas. Milda priėjo arčiau ir švelniai ištiesė ranką. Jos nuostabai drugelis nutūpė ant jos delno. Mergaitė pajuto šilumą, kuri plito po visą kūną, o drugelis pašnibždėjo jai į ausį: "Aš esu Aušra, magiškas drugelis. Ar norėtum patirti nepaprastą nuotykį?" Milda, susižavėjusi ir susidomėjusi, linktelėjo galva. Drugelis pakilo į orą ir apskriejo ratą virš mergaitės. Staiga aplink Mildą pradėjo dėtis neįtikėtini dalykai. Medžiai pradėjo šviesti švelnia šviesa, o gėlės pievoje pradėjo judėti, tarsi šoktų pagal tylų, dangišką melodiją. Aušra vedė Mildą per paslaptingą mišką, kur jo sutiko daugybė nepaprastų būtybių. Pirmiausia, jo sutiko šeima jonvabalių, kurie sukūrė švytinčią taką, vedantį jas į užburtą ežerą. Ežero vanduo buvo krištolo skaidrumo, o jo paviršiumi plaukiojo lelijos, švytinčios tarsi žvaigždės nakties danguje. Kai Milda priklaupė prie ežero kranto, ji pamatė savo atvaizdą. Bet tai nebuvo paprastas atvaizdas, vandenyje pasirodė graži miško karalienė, kuri šypsojosi jai ir tarė: "Milda, tu esi ypatinga. Ačiū, kad atėjai į mūsų magišką pasaulį. Visada čia būsi laukiama." Mergaitė pasijuto labai laiminga ir patenkinta. Tačiau reikėjo grįžti namo, kol visai nesutemo. Aušra, magiškas drugelis, lydėjo Mildą atgal. Kai jos pasiekė miško pakraštį, drugelis sustojo ir tarė: "Atmink, Milda, kad magija yra visur aplink mus, reikia tik atverti širdį ir patikėti." Milda nusišypsojo ir pamojavo drugeliui atsisveikindama. Ji sugrįžo namo, kur mama jau laukė su šiltu pienu ir minkštu žaislu. Kai Milda atsigulė į lovą, mama pabučiavo ją labanakt ir užklojo šiltu apklotu. Milda užmerkė akis, o jos mintyse iškilo vaizdai iš užburto miško, švytinčių jonvabalių ir magiško ežero. Ji žinojo, kad visada, kai tik panorės, gali grįžti į tą magišką vietą savo sapnuose. O magiškas drugelis Aušra visada ten jos lauks, pasiruošęs kitam nepaprastam nuotykiui. Ir taip Milda užmigo, apsupta ramybės ir meilės, sapnuodama apie nepaprastus nuotykius užburtame miške, kur viskas buvo įmanoma.